Ko nedarom, tai nesmūgiuojam su ranko į veidą. Čia negalima yra. Tada iš kojų galima praktiškai viskas, tik negalima į klyną arba negalima taip tiesiai į sąnarį. Ir viskas. Tik tiek taisyklių? Taip. Nu, realiai taip. Negali iš alkūnės į galvą. Ir sąnariai viskas. Mačiau dabar ten kažkas ten taip verčiasi ir iš kulno pataiko. Taip, labai legalu. Labai legalu. Bet esi labai žioplas, jeigu neapsigini. Gerai? Nes, koja tiesiog lengviau pamatytų dar kol verčiasi. Bet manau, bet žinai, kai kovoji 3 minutės, dar 2, praktiškai nieko nebematai. Gerai, tai kiek raundų gali būti? Maksimaliai gali, jeigu suaugusiuose, tai buvo 3, 2, 2, 2. Tai 11 minučių. Jeigu gerai skaičiuoju. Ne, gerai skaičiuoju. 3, 2, 2, 2, 2. Va taip. Nu, pabandyk dabar įmušinėti. Dabar man su priešinga? Jo, su priešinga. Tai dabar šitą tik tais? Ali vieną kitą. Man visai neblogai, tai gali stipriau biškį. Reikia klubą sukti? Jo, nes jeigu tu tik tai kaip medis smūgiuosi, tai tiesiog nebus. Gerai, dar porą. Turim iš apačios smūgių, pabandyk. Iš apačios tai taip smūgiam. Labai nenumojuok va taip, nes tavo ranka taip praskrenda. Dėl ko mes šitą darom, kada mušam čia. Tai jeigu tai pramosi, tai realiai čia Tai man sustoti, ne? Jo, turi sustoti šitas čia. Nice. Turim iš šono. Praktiškai galėtum būti karatistas. Ačiū. Jau prakaituoju. Gerai, kojas keliaujam. Dabar su kojom gali būti visokių variantų. Einam gal prieš čia pradžiai. Matysimės, ne turbūt? Taip ir... Gerai. Gali būti variantas, kada spiriam tiesiai. Tai iš va šitos va vietos. Ne kažkaip tai, bet čia praktiškai į pilvą. Galim mušti iš šitos vietos. Dažnai iš čia muša, bet labai nusimuš galima. Čia ar ne, iš šono. Pradžiai tiek, tada kitus pakos. Ne? Nu, pradžiai du jo, pabandyk. Tik nenusimuš. Nestabdyk, jo, tu praktiškai... Nustumti, ne? Jo. Gal nenustumti, nes jeigu nustumsi, tai tiesiog gausis va taip. Bet tokį greitą įkali ir gražini. Per daug padu, daugiau... Daugiau daro, ne? Tikiuosi nesusilaužysiu dar kartą pirštą. Ką tik prieš savaitę. Kokios didžiausios traumos šitam sporte? Didžiausias traumas, šonkaulių lūžiai. Pirštai kitą pusę žiūri labai dažnai. Nes kad tu giniesi, tu nesigini taip, nestovi. Tu giniesi taip? Jo, tu giniesi taip. Ir tu gali užsilaužti. Tiesiog, kaip ir kašį, kamuolį gaudant, rankos nepagavai, kojas nepagavai. Tai čia yra ne mitas, kad karate kids yra šitie daromi plovimai. Prie plovimų prieisim. Gerai. O jeigu noriu su kairė spirti, ne? Tai reiškia, reikia keisti man kūno stovėsnį? Šiaip nebūtinai. Jeigu jau taip, kai dirbam treniruotį, tai jo, nes žymiai patogiau. Kada mes kovoj dirbam, tai labai dažnai įkišinėjam ir priekinę ir dažniausiai iš tos priekinės įkišinėjam į barzdą. Tai čia reikia dar ir aukštai. Kaip tu nori. Nes arba į pilvą, arba į galvą. Tai dažniausiai būna jo. Pirštus į tą į priekį sukti. Kažkaip noriu iš padų daugiau. Aš matau. Pabandyk iš šono. Čia dažniausiai tai va, į koją lupam. Matau biškai lėčiau daryk, nes matau, kad ne visai taip koją formuoji. Iš kairės, ne? Jo, padaryk dar lėtai. Matai, tu muši šitos vietos. Pasuk. Klubą patį. Jo, tai pirmą ką pasuk, tai pasuk koją. Ir tada kėelis turi tavo žiūrėti maždaug trajektoriją. Ir tada iš šono. Tik nenusimuš dabar. Iš kitos irgi pabandyk. Very nice, very good. Dar kartą? Nu, dar porą kartų, tada keliaujam, ką dar turim. Turim dar visokiausių variacijų, kada mušam iš šono. Tai čia irgi kovoj gaunasi, kada tu gal atsitraukiai ir tada į šoną kojose arba, aišku, galvą. Tai turi būti būtinai suformuota briauna, nes kitaip traumuosimės. Ir išsikeliam koją, pam ir pam.
Tai va su šita vieta. Pabandyk. Okay. Tik nemušk stipriai, nes ar po to koja žiesi kitą pusę. Oho, jautri vieta. Bet aš turiu grinai su šonu. Jo, va su šita vieta. Nepilnai užlenkęs, bet va taip. Kažkiek yra ir pačios pėdos. Aha. Biškai per daug. Lamušina pėdą tą čiurną. Nu, bet Bijau esame dabar. supratai, jo, tai da, kita miškė. Nustumė. Na gerai, šitas sunkesnis. Ir smūgio nėra tokio. Kai atkali būna. Okay. Nu čia toks, tipo, kad nusispirtų, ne? Nusispirti realiai jo, arba kada ant tavęs eina, tai išsikeli ir Bet čia su tokiu nepramuši tikriausiai. Pramuš gali. Pramušti? Ai, bet ne iš pėdos reikia. Matai, kai tu smūgiuoji, į čia yra vienaip, kai smūgiuoji žmogų truputėlį kitaip. Nu jo. Galėsi pabandyti mane pasmūgiuoti pat. Turim, aišku, visokių ten ir iš vadinamų, yra pas mus viskas japoniškais terminais. Tai kartais sunku persijungti, paaiškinti, kai reikia. Tai kada mušam iš kulno, prasisukam. Okay. Tai kaip mokomės, tai atsisukam, pasižiūrim, kur mušu ir tada iš kulno mušu. Tai toks kaip arklys gaunas. Tai gali atsistot nugarą iš karto, pabandyk jo. Reikia arčiau ar toliau? Nu, šiaip gerai visai. Tik čia biškai, kad nežiūrėtų taip visai šonu. Ai, kaip spirtą ne iš... Čia taip. Okay. Tai dabar pabandyti sukantis, ne? Bandyk. Sukuos. O Taip. kaip palauk, dar kartą parodyk? Sukiesi, tai šitą koją gale, tai sukiesi link čia, kad žiūrėtum. Ir tada tą koją, kuri yra arčiau durų, ir iš jos. Ir tai jis reikia, ne? Daugiau iš kulno. Nu, visai neblogai. Papasakok biškį man apie tą, čia iš Japonijos atėjęs sportas. Taip, atėjęs iš Japonijos. Istorija truputį. Istorija tai yra tokia, kad yra karate tradicinis, kuris yra nepilno kontakto. Atsirado toks veikėjas Osaimo Tatsujama, ten galėsite tą parodyti, kaip vis atrodo, čia viena iš sportininkų mūsų piešia. Ir sugalvojo, kad tai yra nesąmonė jam ir jis nori padaryti pilną kontaktą, tai jisai pasiėmė tokių miksų iš vienokio karate, kitokio karate ir sukūrė tą savo. Tai čia yra visai nesenas sportas. Okay. Jisai, man rodys, 1,9, kokie 40 sukūrė tą tokį Kyokushin sportą. Tai žodžiu, mes šiandien Kyokushin. Kyokushinas. Aišku, jeigu lįstumėm dabar giliau, susipykę ten tarpusavį draugai, pasidarė Kyokushin, Shin Kyokushin ir visi įsibarstė į 7 Kyokushino aletais federacijas. Tai visi buvo draugai prieš tai? Jo, ten buvo draugų, kažkokie palikimą turėjo tas Osaimo Tatsujamos. Buvo tie draugeliai, kurie sakė, taigi mes čia geriausiai žinom, susipyko ir pasiskirto. Ta pačioje Japonijoje yra kelios dabar ir Shin Kyokushin, ir Kyokushin, ir dar ten, nelyskim giliau, bet yra kokios 7 tokios atšakos, kur visi galvoja, kad aš teisingiausiai moku, nors visi realiai apie tą patį. Tai, nu gerai, tęsiam toliau, pailsėjame. Gerai, ką dar norėčiau išmokinti, nes čia yra klasika, tai prasisukti su spyriu. Tai realiai aš laikysiu tau leteną, bet principė tu turi suktis ant vienos kojos. Ant vienos kojos. Ką labai svarbu esimint, kelis tikrai jokių būdų ne žemyn. To kelis turi va čia praeiti taip, kad jisai maždaug čia laikosi įstrižai. Ir tada čia toks lenkimas. Dabar man pasibandyti ore tiesiog? Jo, dabar pabandyk ore ir labai lėtai. Tai aš turiu stumdyti su šitą koją, ne? Taip, labai gerai. Aha. Oho, net. Sukies tai gerai, tik tai po to tą tokį kabinimą reiks padaryti. Ta tokia, ne? Jo, pat šitą tokį. Bet dabar lėtai, tik nepersistenk. Jau dabar. Gerai. Nes čia klasika, kur visiems atrodo, wow, kaip per varžybas daro ir taip toliau. Tai... Bet čia labai sunku. Ir ten labai staigiai padarot jūs. Sukuosi. Neina pilno apsisukimo. Kada koją man pradėti jau kelt? Va šitų momentų jinai taip žiūri ir tada šmoji. Išspiri? Jo. Va čia gaunasi toks kabinimas. Mane numuša ta inercija. Aš sukuosi. Kam? Sukuosi. Tik tai kabinkis. Gerai, gal bus biški lengviau, jeigu aš tau laikysiu kažkokį tai taikinį.
Pabandyk. Kurią tu kojas? Šitą nedarai. Aha, su tada tai šis neįsivaizduoju, kaip reikėtų. Nu, pabandyk. Pradžiai čia užteks. Okay, Bet įsivaizduok, kad taikinys čia ir bandyk pasiek dabar. Bijau. Nebijok. Nemuš stipriai, bet. Aha. Matai, tavo klubas neišeina. Ai, aš turiu čia. Jo, nes va. Taip. Kodėl aš taip nutolstu? Taip reikia. O, jau kažkas panašaus. Tikiuosi gatvėje to nepanaudosi. Tikiesi, kad gatvėje panaudosi? Nepanaudosi. Ai, nemanau. Aha, neblogai. Ok. Gerai, tai turim tą bazę pačią. Gerai, kalbėjai apie šitus, ar ne visus? Apie valymus langų. Valymus langų, tai pas mus yra šitam karate 2 dalykai. Yra kovinė technika, tai ką mes čia dabar darim, kovos. Ir tada turim techniką, kur yra tiesiog kaip technika. Va čia ir prasideda visi tokie bairiai, nes į techniką įlenda kata. Kata tai yra nuo 20 iki 50 žingsniukų. Galėsiu truputį tiek parodyti, kaip tai maždaug atrodo. Va ten tokie va ir yra elementai, kur, principė, mes to kovos nenaudojam. Okay. Bet tam pačiam kūno suvokimui visai gal ir gerai. Okay, aišku, gyvenime pradedi nesupranti, kaip tai pradedi valgyti, čia šakutį įsėdi, peilį, dar ką nors, kas čia vyksta. Mama pastoviai, kas čia yra, valgy kaip normalus žmogus, čia reikia laikyti. Man čia kažkaip gaunasi. Mes, pavyzdžiui, tokį turim smūgį. Ir man nepavyko padaryti, nežinau kiek laiko, porą mėnesių, man va taip gaudus, dabar aš jau taip nebelabai padarau. Aš atsimenu visą laiką vaikščiodavau taip, kad reikia atsiminti, kad taip reikia, nes kai egzą laikaisi, tai tu turi visą techniką parodyti dėliai. Tai pas mus yra toks vat smūgis. O tai ką iš tas smūgis? Mes nenaudojam, bet jis teoriškai yra jėkis. Nes kiekvienas veiksmas turi savo paaiškinimą, kodėl mes tą darom. Kaip ir minėjau tą katą, kur tenais yra 20-50 veiksmų, ten irgi yra visokie paaiškinimai, kas ten ir kur vyksta. Gerai, aš galiu parodyti, kaip paprasčiausia, tarkim, katą atrodo. Tai čia irgi turi paaiškinimą, kad čia neva mes įsižeminam, čia turim tvirtai stovėti. Tai pati paprasčiausia, kada darom ir su kvėpavimu, tai padarysiu ir patį kvėpavimą, tai čia yra ale apšiliminė kata. Ir toliau savo šitą darom. Bet yra ir sudėtingų, tada pavyzdžiui, čia prasideda visokie bairiai. Tai su jais, su šitais būtent dalykais laikom egzaminą. Tai pas mus egzamino struktūra yra, visą šitą padarai, technika. Technika gali būti tiesiog iš vietos, gali būti ten iš žingsniavimų įvairiausių, jų yra N ir K. Tada yra katos ir tada jau keliaujame kovas. Okay. Tai va taip susideda egzaminas. Taip, kai dar reikia paėmą šitą, čia yra diafragmas. Iš čia. Iš čia, ne? Tai jisai, tikriausiai pasimi žmonės su kvėpavimu neturi problemų, jeigu mokosi katą. Teoriškai neturi, praktiškai turi. Praktiškai turi, ne? Praktiškai sunku tai padaryti, nes kol išsiaiškini, kaip čia turi kvėpuoti, tai yra atsigulęs bandai aiškinti. Ir visaip kaip ir ten, niekaip nedašyla, kaip turi kvėpuoti. Bet tau praktiškai dabar jau labai lengva kontroliuoti kvėpavimą, ypač šitų... Principe tai taip. Ok, tai reiškia, šitas sportas gali daugeliu žmonių būti kaip naudingas, o ne sveikatingumui vien dėl to, kad gali mokytis per kvėpavimą. Nes nėra pas mus, tarkim, jeigu kalbant apie pas mus, ką turim, tai turim ir grupės, kas yra pradinukai, pradiniai, vidutiniai, tai jie niekada ne apie jokį profesionalų sportą negalvoja, tiesiog tai yra sveikatingumui, tai čia nieks ir nesilupa stipriai ir to nėra, daugiau tai yra sveikatinimas, aišku, dirbam ir maišus ir vieni į kitus, kai yra jau ta sportinė grupė, kas turi aukštus diržus, tai tenais jau truputėlį tas kitoks karate įsijungia, kada jau... Ok, tai jeigu norėtų dabar žmogus, kuris nesportavęs, pamėginti šitą sporto šaką, kaip reikėtų jumis rasti ir kiek tai, tarkim, kainuotų, ką reikia su jums turėti ir panašiai. Mus kaip rasti, mus galima rasti ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir puslapis stoikas.lt. Kaina yra 55 mėnesiui, jeigu tai yra suaugęs, jeigu tai yra moksleivis studentas 50. Ką reikia turėti, tai tiesiog sportinė apranga. Ir būt basom, ne? Ir būt basom, viskas. Kuriam dienomis vyksta? Tai jeigu pradinė, tai būtų antradienis, ketvirtadienis nuo 7:30. Ok. Taip, o pasibandyti, tai šiaip galima nemokamai ateiti vieną tą kartą. Girdėjot? Dabar bus antplūdis žmonių. Ne, šiaip tai grupės labai pilnos, tai to antplūdžio net nebūtų įmanoma įgyvendinti. Tada mes turim tą tokią registraciją. Gal tada kitą laiką dar papildomą, ne? Jeigu tiek bus norinčių. Naktį. Darydom rytais. Darydom, jo. Okay.
Bet rytais aš nelabai prisikeliu. Nes reikia pastatas eiti. Na, į darbą dar reikia eiti kitą. Okay. Gerai, tai... Ką dabar darom? Gal pamušam į makivarą? Noriu pamatyti? Kas yra makivaras? Va tas, va, tos pagalbės. Davai. Davai, paėmėsiu. Bet užsidė gal tada apsaugas. Aš turiu įsimauti. Oho. Ir dėl viso etiketo visą laiką tos apsaugos pas mus eina po apačią iki mansės. Bet dėkis dabar belia kaip. Ne, reikia dėtis, kaip sakei. Po to netilps ten. Ai, pala, reikia dabar užsisekti. Vo. Kai kietai. Šiaip labai jokinga yra matyti 5-mečius, kai jie pradeda sportuoti. Ir su tom apsaugo. Tokia pat dydžio? Ne, mažesnės jos pagal ūgį. O jūs laužotas lentutes per katas? Laužom per pasirodymus. Anksčiau būdavo laužimai vyrams, kai yra Europos čempionatai ir yra ketvirtfinalis. Tada laužomos yra lentutės. Ir jeigu yra lygiosios 3 kartus, tai tada sprendžia pagal tai, kas lentučių daugiau sulaužė, bet truputėlį yra nesąmonė. Lygiosios 3 kartus? Per kovą, tipo 3 kartus lygiosios, ir tai lentutę laužyti ir kas daugiau? Lentutės būna sulaužytos prieš tai. Nes sulaužai, kada jau lauki to ketvirtfinalio, po aštuntfinalių ir pagal tai po to sprendžia. Dabar jau to nebėra, nes iš tikrųjų tai yra nelabai sąmonė. Nelabai lygo, ne? Taip gal esmė ta, kad nėra taip, kad tu laužai, kol ten nebesulaužys, yra taip, kad tu pats pasakėjai, sulaužysiu 4, tau 4 ir duoda. Ai, ir daugiau nebeduos. Ir tu viskas, ir čia tavo yra iš jau pabaigta. O jeigu tu nesulaužai, tau iškart 0 parašo. Okay. Ten sakai, sulaužysiu 6 ir nesulaužai. Nelūžta viena, 0. Pabandyk. Dabar ką daryti? Daryk viską, ką moki dabar jau. Dabar trenkti? Jo. Su rankom, ne? Ir su rankom, ir su kom gali. Aha. Su keliais pas jumis eina? Yra, taip yra. Op, šitas, ne? Aha, bet su keliu reikėtų, kad biški daugiau kristum į... Į priekį? Jo. Šitas, ne? Su kuo netrenks, net nežinau kaip. Su kuo taip? Su kuo nereikia dabar. Gali? Taip. O tai kaip dabar man? Tai tiesiai arba paini į šoną. Ai, aš galiu paeiti į šoną? Jo, tu gali judėti visai. Aha. Okay. Ir yra dar viena labai svarbi taisyklė. Rankos prie galvos. Čia, ne? Čia kaip bokse reikia, ar ne? Gaunasi, kad viena ranka prieki. Pala, kuri prieki? Ta, kuri koja prieki. Čia prieki, ne? Jo. Ir kad tu galėtum blokuoti, jeigu... Ai, tai aš nelaikau prie... Kaip kita maždaug čia, bet kad tu galėtum reaguoti, jeigu ką taip. Tai viena yra čia, jeigu netyčia nespėjai blokuoti, kad dar kita pasiblokuoti. Tai nelaikom vienam, čia taip. Aha, okei. Nes jei kas tai spirki mane, jeigu nelaikysi. Vaikams su tais putplašiais daužom per ausį, jeigu nelaiko. O kai aš spiriu, turiu patraukti, ne? Ir... Ką patraukti? Rankas. Ne, rankos turi likti vis tiek. Visą laiką taip pat, jeigu aš ir spiriu? Taip, tu turi vis tiek prie galvos, nes gali kažkas kitas tau spirti tuo pat metu. Ką reiškia kitas? Asmuo kitas, priešininkas. Ai, tarkim, žiūrėk, dabar tu spiri, ne? Nuleidinėk tą ranką, aš nieko nepadarysiu, tau nebijok. Ir čia gali gauti. Jaučiau vėjuką. Wow! Okay. Kai boksininkas nori va taip spausti. Tai nėra blogai, nes tu galvą bent jau apsiginę. Aha. O čia turi toks būti... Ir šona turi būti apsiginęs, jo. Šitaip, ne? Kreisim prie kovinių. Okay. Dabar pradžiai. Kad įsitikint, kad manęs nenuskriausi. Dar porą kojų, jeigu klausimų kyla, irgi klaus. Okei. Nu gerai, manau, kad visai supranti. Einu, aš užsidėsiu apsaugas kokias nors. Šilta. Ir čia dar labai lengvai viskas. Nes šiaip mes labai tempą turim, kada kovojam. Aš esu matęs, kad jūs ten... Ten yra tempas. Einu kažką susirasiu. Dar manau, turėjau vienas apsaugas. Neišingi. Smagu, kol žinai negauni malkus, taip noris, bet kai jaučiu... Bet žinai, charakteris labai ugdos. Ja. Aš, pavyzdžiui, buvau visiška lūzerė, absoliuti, man sakė, Jėzau, jeigu tu gyvenime kada nors, kokią nors vietą užims. O dabar mačiau yra užsienį, kur vienas pastato koją, nu ten jis nebūtinai, ten mačiau ir karate atstovai, ir visokie MMA atstovai, vienas pastato ir kitas spiria. Tada jeigu atlaiko, kitas stato. Ai, aš mačiau jo šitą.
Tai yra nublemba žalojimas. Jo. Aš tai nematau. Vat galvoju, kuris sporto, aišku, nėra, kad nuo sporto šakos, čia tikriausiai nuo to, kaip kiekvienas asmuo tą techniką geba tokią... Kiek tu ten, nes iš tikrųjų tai labai priklauso nuo to, kiek tave lupo. Nes šiaip realiai, jeigu taip dažnai, nes mums yra ir gudinamosi trefkės, kad atsistoji ir tave jo. Vonoja. Jo. Nenaudosi gimblo? Kada įeini į salę, sakai os ir atsistoji, pavyzdžiui, čia yra pagal rangą įsirikiavimas, nuo pirmas stovi aukščiausias diržas ir tada iki pačio žemiausio, kas be kimono ir taip toliau ir viskas, tokia treniruotės laukia, tai yra va. Lygiai taip pat yra ir per varžybas. Per varžybas dar daugiau tų tokių pagarbų, aiškus laikas, sakai, os viens kitam. Prieš kovą, ne? Tarkim, ar prieš darbą kažkokį, tarkim, mes dabar dirbsim, tai mes viens kitam atsistoja os, pasakom. Kai eini į varžybas ir priešininkui sakai, ir žiūrovam, ir teisėjam visiems. Tai realiai gaunasi, kad tu įeini, os pradžiai, tada būna ten šomeniriai, os pasisukė į kitą pusę vėl os, į vienas į kitą os, ir tada jau prasideda kova. Jo. Tai yra labai daug kitų taisyklių daug, kurios šiaip net nekvesionuojamos. Esu matęs, iš tikrųjų. Kur tiesiog, va, įeini į salę, viskas os. Ką nors tau sako, sakai os. Tiesiog kažką pasakė, os. Ir yra labai juokinga, nes aš labai dažnai treniruotėse klausiu, kaip jaučiatės. Ir visi sako, os, sakau, ką man dabar supras, sakau, čia gerai ir blogai. Nu tai os. Aš galiu pagal balsą tembrą nebent os arba os. Tai jie privalo atsakyti os? Jo, jie turi atsakyti, kada paaiškini, tarkim, dabar darysim tą ir tą. Ir jie suprato, turi pasakyti os. Tai tas os lydi visur kur. Dabar ką įsiaiškinau, kad Japonija tai yra slengas ir jie taip pat tą os naudoja, tai vietoj ten gerai. Os visur, tas tai ir pas mus lygiai tas. Gerai, pabandysim gal pakovot. Tau reiktų išmokti apsiginti. Tai pirma nuo gynybos. Tai jeigu tu bandyk man smagiot, kaip veidrodis, aš nusiblokuoju ranką. Arba galiu nusiblokuoti taip. Tai kuri tavo arčiau? Ai, palatai, jeigu dabar šita, tai šitą. Taip. Kad tave iš yra du variantai. Jeigu, tarkim, su šita blokuojas, nu tai tiesiog mušiu čia reiškias. Jeigu, dar gali tą pačią? Tą pačią? Čia aš galiu muštai. Jau man reikia presai tempus laikyti. Jo, bukuosi ruošęs. Gerai. Tai pabandyk dabar apsiginti. Ir mes jo, tiesiog dabar gynyba, mes trefkėse tai jau taip, jeigu jau neapsigyniai, tai jau viskas. Jo. Ir nesitrauk atgal, nes aš jau tada dominuočiau, reiškia, kad tu, jeigu išeini, aišku, čia labai mažiukas tatamis, pas mus jie didesni yra varžybose, jeigu tu kelis kartus išeini, tai teisėjams signalas, kad tu, nu, silpnesnis. Jo, kad tu neatlaikai. Jeigu tu taip arti būsi irgi taip šalia būti? Jo, stovi vis tiek ir nekreipi dėmesio, kad aš artėju, vis tiek, ar ne atgal. Okay. Dabar kojas pridėsim. Kada kojas bandyk tiesus pirt man? Tai tik vat su priešinga, nes noriu užsukti ar ne ir tada, kad galėčiau ar į galvą, ar dar kažkur. Dabar, dar kartą? Tai gali su belia kuria. Nu jo, čia jau nesitikėjau, čia kelt turėčiau taip koją. Ai, bet jūs su apsaugom kovojat, ne? Moteris taip, vyrai ne. Ok. Tai dabar vėl su koja, ne? Nu, bandyk dabar belia kuria. Ok. Tai aišku, biškai šiau, čia tikėjausi kito. Dabar pats pabandysi. Dabar man reikia su rankom, ne? Jo. Dabar bus su koja, tai kelk koją. Pasimečiau. Žinau. Ne tą koją? Ne tą. Tik aišku, nespėliok, nes gali po to nutikti va taip. Užlaukti, ne? Jo. Bet gerai gaudys, viskas tvarkoja. Nu ir aišku, tada jau yra visokie, pavyzdžiui, kai sukuosi, tai kai sukiesi, mes turėtumėm prie pat prieit. Nu, pamanyk pasisuk. Ok. Dar sikart? Nu, gali dar. Jo, tai va toks yra prieimas, tai pabandyk irgi neužsiraut. Nes gali užsiraut. Aš, kai sukies, dabar galvoju, kurią pusę reikia man eiti. Realiai iš tos pusės, į kurią sukies, aš turiu už tos pusės ir užeiti. Tai jeigu su dešinė, aš einu į kairę, jeigu iš kitos. Nu, dar kartą. Ir yra, kur tiesiog jau štais taip giniesi.
Šito nedarysiu. Nedarysim? Ne. Nebemušk. Yra jo, dar yra visokie, kada koja iškeli ir band kontaktą. Esu matęs. Iš kitos pusės. Bet tą, kur sakiau. Šitas irgi tik taip apsigint gali, kitaip niekaip ir bėgi, te apie slidė, jau kai matai, kad verčiasi. Gerai, tai atsigauna, biškai pakvėpom ir galėsim pabandyti pakovoti. Nežinau, ar nori. Nes tas toks, Taip, va, puikiai žinau. kur trauktis, į kurią pusę. Bet šitas labai gyvenime padeda. Pradedi nebijoti visokias avantiūras, veltis dar kažkur. Nes tu pastoviai, ne todėl. Nes tu pastoviai nežinomybei. Tu išeini kovoti, nežinai, kas tas laukia. Okay. Ir tu tam įpranti būt, kur po to tiesiog gyvena, tai čia, tai kas gali būti blogiausia. Girdėt? Labai geras pastebėjimas. Niekada nebuvau Bet pagalvojęs. šiaip daugam taip yra, nes vat ir su Gediminu esam kalbėję, tai sako, pradedi galvot, kad čia yra tik kažkoks etapas, ką tu blogą žodį pasakys, pasiūs kažkur, ne į galvą gal. Niekada nebuvau pagalvojęs. Šiaip apie kovų menus, kalbant apie, žinai, ten tuos boksus ir panašiai, yra vienokios mintys, tenais, aišku, visa pagarba ir visa kita, bet tiesiog komunikacija jūs kažkokie aštri ir ta tokia, žinai, kur pagarbos mažai, o būtent kitus sportus. To treštelkinimo labai daug yra ir tas yra labai negražu. Jo, nepagarbo savo oponentui, kaip sakant. Ir... Pas mus tas yra, atvirkščiai. Ir tu gali matyti, net kaip, pavyzdžiui, Utmoj to pačio, kur čia mus, kada išeina iš karate pasaulio, visiškai kitaip elgėsi. Vien pagarbos prasme, kad ten nukrito ir jis netalžys toliau, nelups, nes tiesiog tai yra pagarba. Tarkim, tu ten irgi per varžybas, sakykime, išjungiai tą priešininką, jis nebegali pastovėti, tai tu dažniausiai būsi tas, kuris palydėsi jį iki trenerio. Okay. O ne tai, kad guli ir dar iki negaliu. Tai galimai tu šiandien man lydėsi iki durų. Pažiūrėsim. Pabandom. Gerai, nežinau, ko tikėtis, bet važiuojam. Tai labai lengvai, lėtai, aš irgi suprantu, kad čia ne... Ir pati plius senai kada bus. Gerai. Tai pirmas dalykas, tai kova yra nevengiama. Tai čia, kad tiesiog žinotum, kad yra toks non-stopinis darbas. Okay. Tai yra tiesiog, tu nelauki, neįmuši, žinai, ir nelauki. Nes šiaip, pavyzdžiui, tradiciniam aš esu mačius ir Šotokane tam pačiam, kad jie įmuša ir jie atsitraukia. Pas mus, jeigu tu pradedi dirbti, tai realiai būna non-stopas. Ir atsakas, ne? Jo. Tai galim, pasižiūrėjau, pusę minutės. Kad įsivaizduot. Gal paprašysim, kai pusę minutės praeis, kad duot ženklą kokį. Gerai? Gerai, ačiū. Važiavam. Nepamiršk, kad galvą ginti tik. Ai, teisingai. O, galva. Tu nebijok, tik svarbu mikrofoną neįlūp. Galva. Os. Kaip pirma patirtis. Kaip tu mani gaudai, aš toks, kur čia tas rankas dėt? Tai va, dėl to visą laiką yra tas toks mąstymas, kad ir čia neprasileist, ir čia dar yra. Aš pamiršau, kad iš rankų tai negalima galva, bet iš kojos tu man gali. Tu toks jausi. Ai, tiksliai, kojos. Bet aš perspėjau. Žinai. Galim šalpą uždėti, jeigu nori. Ne, ką čia. Šaukat. Bus įdomesnis kadras. Tai realiai taip 3 minutės ir dirbat pirmas? Taip, kaip, čia dar nėra pats tas darbas. Nes ten prasideda, galiu čia parodyti. Nes kai lieka 20 sekundžių, po tų 3 minučių, sakykim ten 2 minutės kem, tada prasideda darbas non-stopinis. Kas reiškia, kad tu visą laiką vos ne kai šoki. Bet tai ir vienas kitam? Taip. Tai reiškia, jau tenais vyksta jau mažai gynybos. Ten jo, ir ten didžiausia rizika prasileisti. Ok. Nes yra, kurie verčiasi, kad pailsėtų. Ai. Nes yra sunku iš tikrųjų labai atlaikyti. Ir tada tu sustoji. Ir tau per kokias 10 sekundžių verdiktą pasako. Ir tu matai, kad lygiosios. Ir vėl. Ir tu supranti vėl 2 minutės. Ir iš karto? Iš karto, nėra jokios pertraukas, iš karto varai toliau. Tai įsivaizduokim, mes atrom kaip 11 minutę kovojam. Ir plius tikriausiai turite varžybos ne vieną kovą. Ne. Jeigu iki finalų, tai yra nuo 5 iki 7 kovų. Tai čia gaunas vos ne valanda laiko didelio fizinio krūvio.
Ne, nesigauna dėl to, kad įprastai tai yra pertrauka. Jo, bet sudėjus visas... Nu, sudėjus jo, galima sakyti, kad tiek, bet tu vis tiek atsigauti? Spėjai? Jo. Nes jeigu taip dabar Europos prisimenant čempus, tai būdavo tai, kad pirmą kovą turi kokią 12, tada kita kokią pusę 3, tada kokią pusę 5, tada 6, 7, tada kokią 8. Per vieną dieną viskas dažniausiai vyksta. Jo, viskas yra per vieną dieną, bent pasaulio čempas tada išdėlioja per 2 dienas. Ok, geras. Bet šiaip jo, šiaip viskas taip pat ir sukasi. Ir tu ten jau nusimušęs, nesvarbu, vis tiek, kai nueini po kovos pasišaldai, nes ten viskas mėlyna. Tai turėjau ir tokių, kada turėjau mėlynę nuo čia iki čia. Aš dalyvaudavau lengvam svorį iki pėm. Kokie tavo pasiekimai dabar? Dar visus supažindink? Tai Europos pirma vieta jaunučių, tai yra iki 16 metų. Tada jaunimo antra Europos, tai yra iki 22. Ir suaugusių irgi antra Europoje, o pasaulio 5. Pasaulio 5? Tai va, bet aš dalyvaudavau iki PEM, tai yra pati lengviausia svorio kategorija. Tai įsivaizduokit, aš užsidėjau po to suknelę, o čia yra mėlynė nuo čia iki čia. Tokia išeini blondinutė. Tuo metu tamsi buvai? Ne, aš buvau blondė visiškai. Ai, okei. Tai, nu, šiaip labai juokinga, nes aš atsimenu, kad aš galvoju, susitipiau visą pudrą, kuri yra įmanoma. Buvo, nu, toks vat pakelis pudros, susitipiau viską. Buvom Tbilisi, 30 laipsnių. Blemba žiūra šitą ranką, nu negaliu, nu dabar nesąmonė. Užsidėjau kožą, nuėjau į tą vakarėlį. 2 valandas atsidėjau tą kožą, suprantu, kad nu neįmanoma, nu visi jau vis tiek jau pašventę, galvoju, nieks nebekreips dėmesio, nes visi karatistai. Taip. Nuėjau į apačią pasidėt, nes visas vyko antram aukšte, nuėjau pasidėjau aš rūbinę tą savo švarkelį. Visau kožą. Kol užlipau į antrą aukštą, aš nežinau, su kiek žmonių nusifotkinu. Ateik, labai gerai tavo ranka atrodo, ateik. Bet ten tais kraujagyslės buvo trūkusios, kaip suprantu. Jo, nu, nes ten nes tu gali, va čia, nu aš tai irgi. Aš tai irgi visai mėgstu. Tai dabar tai yra su pirštiniu. O kovojam tai be pirštinių. Ai, okei. Nes pas moteris kas yra, tai krūtinės apsaugos būtinai. Ir čia. O čia nelieka, tai, nu, skauda. Jo, ypač dar iki 50 tie kauliukai, 2, kur išlindė. Mažom rankytėm. Skaudžiausia yra, kai tos merginos, kurios skaudžiausias trenkia, tai iš tų kauliukų. Tai taip ir visada būdavo, nes nu vyrai, tai ten, nu aišku, kai jie duoda, tai jau duoda normaliai. Bet ateini su mažais ir lupi, ir tai išeinate su tokiom visokiom. Adatėlėm. Nu, nori dar pakovot? Ar ką dar nori? Pakovojam. Nu, davai. Tikrai šalmo nenori. Nu, gal duok. Jeigu normalų praspirsi, tai duok. Arba gali tą duoti geresnį, kur ateina lutkas. Nu, dabar tai nieko nebijosi, gali jau varyti iki dugno mane. Nu, bijosi, aišku, bet... Jo, nepavirškim, kad pas mus yra taisyklė, kad iškirsti reikia. Reikėjo nuo to ir pradėti. Ar naudojame šitą taisyklę dabar, ar nelabai? Ne, nu savaitgalį, žinai, gal kaip nors jau. Tai gal mikrofonus galim nusimti, iš tikrųjų, jeigu kovosi? Galim nusimti. Kad nerizikuoti. Kiek laiko? Nežinau, irgi gal 3 sekundžių. 3 sekundžių? Ne, nes aš irgi neformai. Man irgi sunku bus pradėsi čia. Nu, važiuoju. Gerai, rankos supratau. Žmogus kartinai įtrapta. Gerai, jau. Kuros. Jeigu su šito šalmu, tai man negalėtų lupti. Aišku, jeigu vyris trenkia, tai jaučiu, jeigu taip sakyčiau. Ir tu plius mane dar nekapoja, jaučiu, kaip galėtų. Davai pavaryk 100%. Ne? Man sąžinė. Davai. Aišku, gal ne iš kojas 100%, bet iš rankų stipriau. Gal. Aš nežinau, ką aš tiesiog
Nu taip, nes labai sunku įsivažiuoti. Ir tas atrodo, kai prieisiu prie tavęs, ar tai tada kažkas bus tokio, kur tada iš vis nežinau, kad tai jau atsitraukiu biškį, pamatau... Šiaip yra baisiau atsitraukti. Teoriškai. Praktiškai lengviau atsitraukti eiti į priekį, kai tave smūgiuoji. Nes tiesiog savisauga tokia pasienė, kad aš jau einu atgal. Tikiuosi, kad nepasieks. Nes iš tų tokių... Nu, rizika yra, jeigu tu traukės, tai labai tikėtina, kad iškart koja. Ai, nes tada atsiranda atstumas tinkamas. Taip, nes tu gali labai lengvai prastų... O kai sekti, kad tu čia susės, tai nieko tokio nebus. Tai aš pasisuksiu su praeisiais. Jo. Dar aš Bet iš nugaras negalima smūgiuoti. Į nugarą? Nu, tarkim, tu nusisukai, aš priejau prie tavęs, ir tada čia aš negaliu kalbą. Tu čia tai galiu. Ai, tai slėvė kažkas. Tai mes dar judėjimą nedarėm, tai gal šito nepaaiškinom, nes šiaip tai, kai tu dirbi, labai padės. Tu visą laiką, žinai, tenais perzinimos, ne? Pam, žinai, esi iš šono. Aš ne aplinkui, gali. Judė, tu gali, jo, tu visiškai gali pakeisti tavo dardatį, pavyzdžiui, tiesiai, tu suvokus iš per čia, žinai. Okei. Nes dar sukiuras gali įtrikoja. Jaučiu, gali užėjęs iš tokios parties, gali kelt iš šonės. Jeigu čia esi... Iš čia, tai daryčiau iš visko kulniukų, o tai čia. Tai labai skaudu. Bet sakai, negalima tą daryti? Čia galima, miškai. Ai. Į va, čia kur dar buvo. Tada, kai parkarte vaikas ant vienos, tada stovėčiau tą saučių. Ir tada, kai tu greitų, aš... Norėčiau pamatyti, kaip tą koją, tą iškeltą. O per tą atraminę, kai duotų Nu. į orą. Nes realiai, kai tu šitą iškėlė, mes irgi iškėlė. Tai šitą. O tu netikėtum greitai, aš esu laikyčiausi. Su neišsitęsiančiu kodėl. Šiaip smūgą užtekti. Nustumtum. Nu. Na jau dabar atlūpsi mane? Ne. Nu, galim stipriau, bet ne. Gerai. Tu stipriau. Bet tu gali per kovas juokinti oponentą. Ką? Aš nežinau, kiek ilgai. Laikas. Ką sakai? Laikas. Kai nice. Tai va. Čia žinot, kas gerai? Palarik mikrofoną pasiimti. Žinot, kas yra gerai? Tie, kas yra, esat savižudžiai. Ir jeigu gyvenime kažkas nesiseka ir galvojat, kad esu nusikaltęs ir reik savi kažkaip ne alkoholizme skandinti, ne narkotikose. Žinokit, ateikit į karate, taip jumis nuskausmins ir atdaužys, kad pasijusit geriau iš tikrųjų. Dabar gavau smūgį tikrai neblogų. Ir žinokit, jaučiuosi visai gerai, nes gal ten kažkokią kaltę jaučiu dar kažką. Nieką nebejaučiu. Tai, wow, lieka geras jausmas. Šiaip ir treniruotėse, kada dirbi, tai daug kas ir sako, kad ateinu ir valandą laiko visas problemas, ką turėjau darbe, nebėra čia jų tiesiog, nes tu galvoji, kaip išgyventi. Bet kiekvienam sportui yra tas pats, bet man kas dabar pasijuto, kad kai, nu realiai, tu mane nekapoji, nes aš tavęs nelabai sugebėjau spėti perimti iniciatyvas. Tas jaučiasi, žinai, kad davai, toks, bet čia gal nežinau, čia gal blogas dalykas, kad aš noriu, bet ką norėjau pasakyti, kad tie žmonės, kurie kažkokią gal jaučia kaltę, kažką blogai gyvenime yra padarę ir už tai skandina save ten kažkokiam, kaip sakau, alkoholizmui ar kažkur priklausomybei, nu tai jau geriau ateikit, kad jumis va, čia atidaužytų. Manau, daug tinkamesnis būdas bus nei kažkaip kitaip save aukos vaidmenį, nes irgi gali būti auka atsistojate, jumis muša. Ypač tas treniruotės, kur sakei, kad eina... Tie, kas pažengia.
Ai, tai tik tie, kas pažengė. Nu, šiaip kankinasi visi, tik tai skirtingais tempais. Sakai, viena treniruotė yra, kur naudojama būtent grūdinimuisi. Tai čia gale dažniausiai treniruotės, kada jau atlaikytą valandą laiko, tada dar gale pasigrūdinam, tai tikrai užtenka. Pasigrūdinam? Pasigrūdinam. Da. Ką reikės daryti? Nusimt apsaugą. Man nusimt apsaugas? Gali nusimt, jo. Pasakai dar, kad nusimk apsaugą. Nusimt apsaugą. Gerai. Nes tu mane grūdinsi, ne? Nežinau, galėsi ir tu pabandyti. Ai, čia grūdinsimės dėl to, nes be apsaugų. Okei. Gerai, pats tas. Dabar mane grūdins. Tai kai mes grūdinamės, stovim tiesiai. Šiaip labai dažnai yra dar vienas žmogus, kuris gebėtų va taip iš nugaros palaikyti, nes yra labai didelis noras eiti atgal. Tai patingai, kada tu pradedi jau jaust. Man duosi? Pašnekėk, dabar Kalbu. Gerai, papasakok, kad... Gerai, tai dažniausiai stovi už nugaros žmogus tam, kad galėtų palaikyti, nes kada smūgiuoji, tu pradedi lenktis tam tikrų momentų, tu nori eiti atgal. Okay. Bet dabar neturim, tai arba imam prie... Nu, gerai. Arba taip, neturėsiu, kad... Manau, kad iki to daisim kažkaip. Okay. Gerai, va, tau duoda. Tai realiai aš nieko nedarysiu. Jo, realiai tas, kuris yra grūdinamas, jis stovi. Stovi, o rankos va čia, kas yra irgi labai sunku išlaikyti, nes kai kurie jau čia laiko jas, nes yra tiesiog noras va taip susigūšti. Kiek laiko? Šiaip kaip darom, 30 sekundžių. 20 sekundžių būna tokios, apsišildymui, 10 būna, kad to tikrai nedarysim. Tai pradžiai iš vis pasibandysim, nes mano kumštukai maži. Čia labai švelniai, tai aš žiūriu tavo veido reakciją. Kol kas bijau didinti. Kokie kumštukai? Iš pakvėpok. Yra tas tiesa, kad iš trenkimo metu išpūsti, kai tau trenkia. Taip. Nes jeigu įkvėpinės ir pataikys, tai galimai tas bus... Nes mes, pavyzdžiui, kai mušam, net tokį gali girdėti nes iškvėpinėjai ir patogiau gal. Salėj daug kas daro. Ir aš tada kartais darau. Aš pavyzdžiui galvoju, bet realiai. Dabar stipriau varysi? Jo, biškai gal. Kojų dar neįjungiu. Tik kvėpuot nepamiršk. Kodėl į saulutę visi smūgiai? Nes čia reikia grūdų. Šiaip dažniausiai tai yra išjungimas arba per saulę, arba per kepenis. Iš neįtos pusės rodo čia kepenis, bet dažniausiai jeigu pilvas tai yra čia, 2 taškai. Ir turi stengias pataikyti arba į čia, arba pataikyti čia. Jungiam ir kojas? Jungiam. Tu sakyk, jeigu negerai. Ne. Gerai, dabar padarysim šiaip, iš net galėtum. Bliamo, kaip sunku kvėpuot. Grinai yra tas, kur sakėjai, tas gužimasis, nes nebenoriu. Taip. Bet čia dar kiek procentų dėjai savo... 3 kem? Gali šiam įdėt? Galiu. Palauk, neviškai pailsėsi. O gal tu nori atsakyti? Pajausi kaip irgi fainai. Nelabai mėgstu kelt ranką prieš merginą. Aš žinau, labai, va čia yra dažniausiai kai ateina tau ir sako, negaliu aš pakelt. Nu tai ką man dabar daryti? Čia yra visi lygus. Vat, kol tu ilsies papasakosiu, vat ką reiškia kimono, vat baltas. Ačiū. Kaip manai, ką reiškia baltas kimono? Tai jau atsakei, kad visi lygus. Dar girdi, dar gerai. Tai jo, tai yra visi lygus, nesvarbu, ką tu gyvenime veiki, gali būti milijonierius, gali būti tas, kur vos galas su galu suduria, bet čia ateini, nėra kažkokių tais Gucci, Armani, Prada ir taip toliau, visų kimono yra vienoda, skiria tik diržas, tai yra kiek tu esi įdėjęs darbo, kiek turi pasiekimų. Wow. Tai čia nėra jokių, nes dažniausiai vis tiek, kas su kokiais šortais ateis, kas ten kažką apsirengs, čia nėra.
Ir čia tu net nežinai kartais, ką žmogus veikia gyvenime, aišku, po to pasikalba, kai lanko. Tai... Bet šiaip labai, niekada nebuvau pagalvojęs, ką reiškia baltas kimono, kad visi lygus. Nes teisingai sakai, sporto klubuose, pavyzdžiui, įsiskiria žmonės, tu matai, kad kažkas tenais, gali atpažinti, kas yra labiau ten pasiturintis, ten dar kažką, o čia nėra to. Taip, ir tas labai yra gerai, jau nekalbant apie suaugusius, vaikus. Nes jie ateina ir jie nežino, kad, žiūrėk, čia turi kokią prašmatinę, nežinau, kuprinę ar kažką. Bet nėra, ta prasme, net negaminama tikriausiai, kad tu brangesnę galėtum nusipirkti. Ne, yra skirtumas tik tai storumo kimono. Gerai, kaina skiriasi, bet vien dėl to, kad tai yra storesnė arba plonesnė kimono, tu gali čia užsidėti, pavyzdžiui, mes esam dar padarę tokias kaip klubo emblemas, tie, kurie atstovauja klubą. Tam, kad tiesiog matytųsi iš kurio klubo ir taip toliau, bet tai vėlgi kažkaip neišreiškia, kad tu esi geresnis ar kažkas tokio. Tai kimono tu jokių negali kitokių nusipirkti. Tik tai nebent, aišku, būna varžybos, ten kokios nors vardinės, ten, tarkim, pavyzdžiui, pasaulio čempionate, jeigu dalyvavau, tai aš gavau būtent pasaulio čempionato kimono. Bet čia irgi rodo pasiekimą. Bet čia yra tiesiog, kad tu ten buvai, taip, ir viskas. Labai geras pastebėjimas. Ok, pabandom 100%. Bandom. Nežinau, ar nori, bet pabandom. Ready? Važiuojam. Žiūrėk, kaip aš blogai dabar jaučiu. Kiek smūgių buvo? 4? Bet pajaučiau per vidinius organus viską. Wow, koks geras jausmas. Bet žinok, aš nesakau, gali reversą, pavadysi, koks geras jausmas, tu kažką kitam gali. Na gerai, pabandysiu. Bet aš dar vieną raundą norėsiu. Gerai? Gerai. Tai jau pilvas labai tam, gali iš kojus, gerai, iš kojų nesijus, net tu su apsaugom esi. Jausis. Jausis? Į pilvą tu nori iš kojus ar iš rankų? Ne, į pilvą tai jau nebenori. Blemba, turiu atstovėti, nesąmonė. 30 sekundžių, ne? Nebuvo čia. Ne, čia 4 smūgiai buvo. Tai tu nori iš kojos į koją ar iš kojos į čia? Visur gali. Pafilmuosiu dar biškį, kad ir istoriją įsikel galėčiau. 2 sykius paspaus tą... Kurį? Šitą. Paskui vėl 2 sykiai gražinas. Tai koja, ranka? Abu. Abu. Pabandysiu atstovėti. Jeigu biškį atsitrauksiu, neleis, kad ir nugriūsi mušk, gerai? Gerai. Nuvažiavo. Kaip gerai. Žinok, nereikia rėkti, geriau nebūna. Bet paded. Tu nori, kad aš dar neskleičiau? Padeda, mane juokina. Na gerai, dar vienas raunas, bet dabar be garsų. Neįsivaizduoju, kaip tai bus įmanoma. Bet dabar atstovėjau, bet biškį traukiausi. Jo, va tai pagavas. Jo. Gal reikia atstoti į kriaušį? Tai atrodėsi, kai nukryžiuot. Na gerai, nesistosiu į kriaušį. Na, be garsų, neturiu atlaikyti. Jo, pabandyk tu. Tuoj pradėsiu verkti. Mama! Mama? Viskas gerai, aš juokauju. Kvėp. Sakė be garsų. Tai jau, kai baigės, jau galiu išleisti tą reikalingą garsą. Nežinau, ar gavos be garsų. Nu, okei, čia tai grūdinimas. Iš tikrųjų. Jaučiat gerai. O geriau grūdinti šaltam vandenį ar taip? Lengviau šaltam. Lengviau šaltam, chebra, tai duodu 2 pasirinkimus, arba ateina čia, arba ateinat maudyti. Bet šiaip abudu labai svarbus. Wow.
Nu ką, revers? Nu, bus aš revers ir susilaužau ranką. Tu nežinai, aš dabar prieš mėnesį laikiau egzą, tą trečią radą, aš pirštą susilaužiau, nes pradžioj kovau. Aš taip, nežiūrėsiu šitą pirštą, jau dar reikia kažkaip tas 6 atlaukti. Susilaužiai pirštą ir tiesiog toliau tiesiai? Nu to ką daryti? Susilaužai tu pirštą? Nesakysi, aš viskas, aš palūžėlį išeinu vai. Girdėjot? Susilūžusiu pirštų, atlaikė dar 6 kovas? Jo. Man atrodo, reikės kažką keisti savo gyvenime. Davai, nežiūrėjau. Aš susirinęs apsaugom, viskas ramiai, gerai. Čia, ne? Jo. Į saulutę ir į šoną. O biški gali žemiau, jo nes tarp tų turi pataikyti. Nu, tas tarp raumenų, nes labai aukštai mušiai. Čia? Jo. Nu, jaučiasi tavo kojas, labai stipriai. Rankas gali žinot net geriau. Kojas stipriai jaučiasi? Gerai jaučiasi. Ne, rankom tai nenoriu daugiau. Nice. Ačiū. Os. Osta, ne? Taip. Ok. Ką dar galėtumėm aptarti, tarkim, šitoje sporto šakoj? Apimam gal... Gerai, papasakok truputį, nuo kada pradėjai. Jo, mikrofoną pasimk. Nuo kada pradėjau? Nuo kada pradėjai, kodėl tu pasirinkai būtent šią sporto šaką? Ar tai turėjo gyvenimiškoje situacijos aplinka, ar pati nusprendėjai? Ir kaip tu manai, ką tau tai davė gyvenime? Gerai. Į kur man žiūrėti tai? Į tave ar į ką nors? Į Janą galim žiūrėti ugnį papildomą. Gerai, tai lankyt pradėjau, kai man buvo 7. Kažkas tokio. Iš tikrųjų, tėvai tai man visai neleido, sakė, nebesvaik, esi mergaitė, eik į šokius. Aš buvau lankius šokius, plaukimą, tinklinę. Sako, tikrai ne. Bet aš labai tokia padykus buvau. Mes suolė sėdėjom su dabartiniu dainininku. Ir labai dažnai mušdavomės. Kartą nutiko taip, kad stipriau pamušiau. Tai tada jau ir auklėtė davė velnių ir sakė, gal tu nueik į tą karatę vis dėlto, susitark jau ten kažkaip su tėvais. Tai man iš tikrųjų močiutė padėjo. Močiutė? Jo, nes sakė, taigi čia Justina palankiais metus ir mes. Išmoks apsigink kažką, tai bus kaip su plaukimu, su tinkliniu, su visais šokiais, tegul. Tai mane dar labai ilgai ėdė, kada mesiu jau. Močiutė ar tėvai? Tėvai, močiutė negali žiūrėti mano varžybas, aš po varžybų grįžtu, pasižiūrėk video, ne. Aš jaučiuosi kalta, kad tu esi čia, ne. Tai va, močiutė linkėjimai. Tai jo, močiutė jo šitą vietą padėjo, o tėvai tai laukia, kada mesiu. Ir atsimenu, po pasaulio čempio grįžau, ten tikrai labai sunkus buvo ruošimas ir sakau, viskas, mane mama žiūri, kuri laukia 10-15 metų, kada bus, sakau, viskas. Sakau, kas tau yra, negerai, sakau, ką tu šneki? Sakau, iki išsimiegosi, pašnekėsim. Tai pasirodo, kad jo, tas mečiau, gal profesionaliai nebelabai dalyvauju, bet iš čia niekur neišeini, nes tiesiog gyvenimo būdu tapo. O ką gyvenime davė, tai nepasidavimą bet kuriuose situacijose. Tai čia galim pradėti nuo bakalauro rašymų, nes aš jau turiu pabaigus bakalauro magistrą, tai buvo tikrai tokių variantų, kur reikėjo iš naujo perrašyti likus savaitėj. Ir galvoju, davai, dabar jau važiuojam kaip ir per kovas iki galo. Nebėra kur trauktis, matai tą deadline'ą, viskas, padarysi. Jau fiziškai tą esi išbandžius, padarius. Jau fiziškai yra tas praeita, tada, taigi čia lengviau. Ir tada važiuoji iki galo, valią tikrai davė, tokių nebijojimą bandyti naujų dalykų, nes kaip ir sakiau, labai dažnai atsiduri situacijų, kur tu nežinai, kas tavęs laukia. Tai gyvenime yra nebebaisu tose situacijose būti, kur nežinai, kas tavęs laukia. Rizikuoti. Jo, rizikuoti nėra baisu tiek. Okay. Tai sakyčiau pagrindiniai dalykai. O gyvenime teko pritaikyti, realiam gyvenime, ne kovose, ne savigynom, tarkim? Gal nevadinčiau to kaip tokiu realiu pritaikymu. Yra buvę, kai man buvo 13 metų, kad autobusą reikėjo panaudoti, bet ten buvo labai labai trumpas epizodas. Kaip man čia 4 smūgiai ir ten buvo vienas. Tiesiog, situacija buvo tokia, kad mes su draugė važiavom vakare iš miesto, autobuse ten buvo tų žmonių. Įlipo tikrai neblaivus studenčiokai. Ir vienas galvojo prisikabins prie mergų. Aš sėdėjau, jis man ten ranką uždėjo, aš jau įpratus buvau, nes jau 13 metų, tik 6 metai buvo lankyti. Aš stojaus, nes tą savigynę vis tiek mokais ir tiesiog į saulutę, iš alkūnės.
Ir viskas, ir ties ten pasibaigė, visiems draugam buvo labai juokinga jo. O jam nelabai? Nu, jam turbūt gėda buvo, nes iš mergaitės ką tik prasileido mažos. Tai... Va taip. Tai vienintelis ir tikiuosi, kad niekada nereikės, nes tikrai ką daryčiau, tai bėgčiau, nes, ta prasme, ne. Iš tikrųjų reikėtų jo gal nesivelti, nebent tai jau rizika tavo sveikatai ir tavo artimiesiems, tada jau gal... Nebent nėra varianto kito, jo, nes bet kurio kitu atveju bėgti yra geriau. Nes... Apsisaugai save, nu, nemokai. Šiaip kaip ir sakau, gali būti 2 variantai. Arba tau gali baigtis labai liūdnai, taip, arba nes užsitraut gali peilį dar ką nors, arba tada tu gali netyčia iš to žinojimo padaryti kitam blogai ir tada tau reikės, gali būti blogai atsakyti už taip, tave. atsakyti reikės už tai, nes tikrai tokių variantų yra buvę čia istorijai, kad sportininkai iš kovinio sporto gindamiesi pataiko taip, kad po to ir nebetsikelia. Esu girdėjęs. Tai nenorėčiau to patirti. Bet aš manau, kad yra tame racijos, kai tave kažkas neteisingai provokuoja ir galvoji, aš pamokysiu tave, nes vis tiek tu turi žinių ir galvoji, aš žinau, ką galiu padaryti, ne? Ir toks iš to pykčio gal ir tokia situacija, jeigu susitamu, kad būni išprovokuotas ir panaudoji, tai jo. Nefaina. Bet čia ir disciplina tikriausiai jūs mokotės, kad susikontroliuoti bet kokiose situacijose. Tikriausiai ir kovos to moko, kad ir kaip jau esi, nes tikriausiai pyktis kovai nepadeda. Ne. Tu išsibaškai, išsitaršai, tu turi nueiti labai labai ramiai, žinant, ką tu darai. O vat kalbant apie tą tokį pamokysiu, kai tu tiek, kad jeigu tu, tas, kuris labai dažnai sportuoja, ruošiasi varžybom, tu tiek čia savęs atiduodi kovoms ir tu tiek atsidaužai, kad, tu geriau jau girdėsi, kad tu ten grybas ar dar kažkas, nesivelsi, nes tiesiog, jau va tau čia yra ir tu to savo laisvalaikį tikrai nenorėtum eiti dar su kažko kapotis. Šiaip geras pastebėjimas, nebuvau pagalvojęs, nes galvojau, kad aš moku, aš galiu dar, bet iš tikrųjų, jeigu tu čia, ruošiesi varžybom ar kažkam, aš žinau, ką tai reiškia atiduoti maks ten 90-100%, tu net nenori žiūrėti tą pusę. Tai manau, kad čia tas išsikrovimas, tiek emocinis, tiek fizinis, tai yra nusiraminimo būdas, realiai. Taip, absoliučiai. Psichologiškai, tas psichoemocinė būklė po treniruotės tokios turėtų būti daug geresnė ir tie, kas linkia kažkokį gal agresiją ir dar kažką, aišku, reikėtų pas psichologą eiti. Pirmiausia. Bet kaip kitas antrinis įrankis jūsų emociniai ir fiziniai sveikatai, tai gali būti tikrai kažkokios kovos, ne? Šiaip su vaikais yra buvę tokių atvejų, kad jie ateina tie, kurie berniukai ypatingai, klasika, kada nori kažkam įrodyti, bet jie tą pradeda čia sportuoti, truputėlį įsižemina, supranta, kad ir patys gali gauti malko, kad nėra tokie šūstri jau ir pasibaigia tie visi tokie ir mokyklai bairiai. Ateina... Suvokimas, kad, nesu aš kečiausias ir taip, tai kaip pats tu gauni malko, tu supranti, kaip jaučiasi tas, kuriam tu gal duodi tų malko. Iš tikrųjų labai geras pastebėjimas ir kviečiam visus ateiti pirmą kartą išbandyti nemokamai, nepatiks. Nes grubumai, čia yra grubu galėtinė, ne? Tie smūgiai aš pats pajutau, šiaip ne kontakto žmogus, aš nežinau, ar galėčiau varžybose dalyvauti. Smagu, bet kai yra jau atsakomybė, vis tiek, kai varžybose dalyvausi, esi atsakingas ne tik prieš save, bet ir prieš trenerį, vis tiek norisi. Teoriškai taip, bet šito reikia vis laik pamesti ir supras, kad tai ne už save, nes kada tau užkrauna tą emocinį, man pačiai taip yra buvę, čia prasiplėsiu, kada laimėjau Europos čempą ir kitais metais dalyvavau Lietuvos. Ir tas krūvis toks iš visų, taigi tau ten bus taip lengva, taigi tu ką tik Europą laimėjai, tiesiog pusę metų praėjo. Nuvertinimas, ne, Lietuvos, tarkim, atletų kitų. Jo, ir tau tokį užkrauna ir tu nueini, aš pasikrovau malką, aš trečią tada likau, nes tiesiog tu išeini su galva, tu eini ir tu galvoji, čia visi iš manęs tikėsi, tas, anas, trečias, ketvirtas, tai yra nesąmonė, po to karto supratau, kad reikia visą tą mest, esu aš ir čia, tatamis, viskas, daugiau nieko nėra. Aš neprivalau niekam nieko įrodyti, kas ten yra už manęs, draugam, treneriam, tėvam, ne. Okay. Bet čia yra ir trenerio darbas to neuždėti krūvį. Aišku, aplinka... Gali labai žinai užsidėti savo, nes tu galvoji, aha, iš manęs tikisi. Gali. Ne, iš tikrųjų aš manau, kad paprasti žmonės, draugai, ten šeima tikisi, visą laiką jie tikisi geriausio, bet būtent treneris turi priminti tikriausiai visada, kad negali nuvertinti priešininko nei vieno, kad ir jisai ten gal silpniausias akimis tavo, jisai gali netyčia
imti ir kažką padaryti. Bet net nebūt, kaip sakau, nėra gal nebūtinai priešininkas, daugiau yra kova su savimi. Jo. Nes tu nenuvertini jo, bet tu galvoji apie save, ką aš čia kaip padarysiu, nu ir tada prasideda, kad nieko nebepadarai. Per daug, neatsipalaiduoji, nesisikoncentruoji ir toks. Nes aš kažkaip anksčiau galvodavau, kad vat, jeigu tu jau esi geriausias, ten geras, tai tau yra lengva, tu ateini ir ten su tais naujokais kovoji. Ne, tu po tokį supranti, kad iš tikrųjų tu, kai esi su to patirtim ir tau ateina naujokas, va tada tau yra baisu, nes tu nežinai, ką jis gali ir ką jis daro ir kaip jis darys. Ir tada tokia dar didesnė užkrauta, tai jeigu tu čia turi titulų, čia dar kažkas ir tau naujokas ateina ir o žiūrėk, geras, smūgiuoja. Pasirodo. Pasirodo ir smūgiuoja. Irgi pasirodo, ruošiasi žmogus. Ok, tai gal užbaigimui padarom tą, kur sakėjai 20 ar kiek ten 30 sekundžių, kur max atiduodam ant maišo? Galim. Jo, arba vienas ant kitą. Bijau jau prisišnekėti, gavau malku. Galime maišą? Galim. Taip iš to. Aš supratau, kad aš galėsiu tave daužyti namie, nes jas pačiu. Bet su pirštiniu? Ai, ne, be pirštiniu. Taip, su kauliukai. Paskaitose specialiai valdys klausimais. O aš tave atsivesiu čia. Ir eisim kapuotis, nes su baltais kimono mes lygus. Ir šiaip žinokit, šeimom ateina tas mūsų. Aš bijau, kad man patiks. Bliam, kai susimažinsim visus krūvius universitetų darbų, būtų faina iš tikrųjų gal pavaikščioti. Šiaip mano gyvenime yra tikslas, aš kai buvau dziudo, mes buvom pas kaip jo vardas dabar užstrigo? Augusto, jo. Buvo treneris tas 50 metais. Nu, kaip gerai atrodo, ta prasme, ir funkcionalus, ir tenais vartosi, ten, nu, wow. Tai... Šiaip sportas, bet koks yra... Aš manau, kad kuo daugiau įvairaus sporto pa žmogų, to jis koordinuotesnis gyvenime tampa, nes jisai jo pripranta kūnas prie įvairių krūvių. Taip, nes jeigu tik vieną, tai pavyzdžiui, mes dažnai irgi kažkam turim pasibandyti naują, tą patį boksą. Nes tu ateini ir... Kaip čia galėjo būti? Net nematai, bet pautiesi ranką. Aha, nes... Šiaip miksuojant, tą patys bėgimai, atletikos. Nes tu negali būti vien tai kovodamas, ten jau labai geras. Ok. Ta pati odėžimo salė. Taip. Nu, bandom. Tai dabar tiesiog mes max šokam, ne? Jo, Kiek laiko? 2 sekundžių. 2 sekundžių. Bet čia jau 100%, ne? Greitis ne 100%. Smūgiai jau nebe tokį geri. Nes smūgiai reikia sugeneruoti, o čia šokis dabar. Ok. Nuims 20 sekundžių? Gerai, 3, 2, 1. Dar ne? Wow, kaip ilgai. Kai nice, bet labai jau išmušau. Tu smūgiai sustabdai vietoje, ne? Aš tai daviau kažkur nuskritą. Ai, grąžinu. Nu jo, man čia kaip iš sunku buvo. Aš bandžiau pasivyti greitį. Žiūriu, rankas nesitė. Tai ką, ačiū tau labai. Visus kviečiam apsilankyti į klubą Stoikas, Kaune, Savanorių prospektas 206, 2 aukštas. Ir išbandyti savo emocinę, fizinį pasiruošimą, nes jūs tėva atmuš. Justina, ne Justina. Svarbu norą neatmušti. Nu, čia jau paskui jau patys nuspręsit su to noru. Tai va, labai ačiū, kad priėmei. Ir, nu va, man, sakau, kažkokie šitas kovinis sportas pradeda vis labiau rodytis toks gilesnis. Tai šiaip sunku palyginti tas skirtingas sporto šakas. Sunku labai. Nes, kad ir ta pati lengva atletika, kaip mes šnekėjome mane per paskaitas, tu ten bėgioji vienas, ne? Kas irgi iš dalies būti su savim, kai tau sunku. Irgi yra reikalų, tai iš kitos pusės irgi gražu. Bet čia vat, man tas tenais oponentas, bet ne tiek fiziškai, kiek irgi
dirba su emocija ir su to, nu, tarkim, kitu, bet čia vat... Visuose realiai, šiaip galvoju, krepšinį tam pačiam. Bet ten jau komanda... kitų faktorių. Ten komanda atsiranda, nes tu gali būti geriausias, bet jeigu nemokėsi komandų dirbti vėl visokių, tai va, išbandysim dar kitų sporto šakų.